OBS studijos nustatymai. Galit čia spausti, jeigu norit, a galit rankiniu būdu. Aš darau rankiniu būdu. Einam pirmą nusistatymus čia. Čia galit pasirinkt kalbą, kokia jums patogiau. Spaudžiat čia, šitas nesikeičias, čia va, dizainas tiesiog. Spalvos. Aš atgal grąžinsiu, kad būtų. Taip. Čia streamas, pajungti galit Twitch'ą, per loginą va čionais. Jeigu arba per raktą, o jeigu norit kitas platformas, čia yra daug jų. O jeigu nėra jūsų platformos, tiesiog tada spaudžiat va šitą. Čia URL'as dedat čia raktą. Taip, einam čia. Šitą keičiam į va šitą advancą. Pirmas streamas, čia process, taip. AMD, Nvidia vaizdo kortos. Intelis čia man taip atrodo vaizdo korta ir procesorius. Aš Nvidia naudoju šitą. Arba šitą. Bet aš naudoju šitą. Jeigu streamina Twitch'e ir Kik'e, tada bitrate'as jums maksimumas 8000. Mums reikia pakeisti į va šitą. Daugiau čia galit nieko nekeisti. Nu, garso takeliai čia, jeigu įrašinėt dar norit, tada geriau padarykit įrašą, spauskit dvejetas arba kitą, o pirmą nuimkit. Kad kai įrašinėt, kad jeigu stream'e pas jūs muzika groja, kad video įraše nebūtų. Taip, čia reikia. Oi. Ai, va. Pasiimt šitą. Pakeičiam šitą. Ir čia galit bitrate'ą padidint. Aš darau 25 000. Daugiau nereikia. Ir va šitą varnelę geriau nuimti. Tai nieko gero neduoda. Ir jeigu norit, kad jūsų video būtų minutės automatiškai darytų pas OBS, pavyzdžiui, 15 minučių ar daugiau, aš darau 60 minučių, valanda. Automatiškai pas OBS padarys. Čia anksčiau tokios funkcijos nebuvo. Naujintas OBS, nauja funkcija. Čia garsas, čia buferis, šitą geriau nedėkit varnelės, jeigu uždėsit, jums pastoviai įrašinės video po 20 sekundžių apkraus kompą. Taip, čia mes atjungiam. Čia mes tuoj. Ai. Taip, taip. Mikrofoną tik paliekam. Čia rezoliucija. Šitos rezoliucijos geriau nekeiskit viršutinės, jeigu norit mažesnę padaryti, o šitą galit didesnę arba mažesnę daryti. Nes jeigu va šitą pakeisit, pas jūs čia bus va tokia rezoliucija ir čia bus mažesnė rezoliucija. Pas jūs čia, jeigu bus ne monitoriaus rezoliucija, o va tokia, tai pas jūs pikseliai matysis ant video įrašų ir ant streamo tiesiog. Čia mygtukus galit nusistatyti, čia nežinau, nenaudoju. Čia uždėkit šitą geriau. Ir jeigu norit, kad jums valgytų tik tai internetą, spaudžiat čia, ne šitą, spaudžiat čia ir dedat patį paskutinį, tada jums valgys tik tai jūsų internetas streamas. Šitas nežinau, aš šitą dedu.
Taip. Dabar parodysiu, kaip taisyklingai į, šitą žaidimus. Čia scenas galit susikurt antrą, jeigu jums reikia pirmą, antrą. Tenai spaudžiam. Visi dauguma naudoja šitą, bet aš šitą nenaudoju, naudokit geriau va šitą, Windows Kapulity. Nes Windows Kapulity viską galima pasidaryt. Kai paleidžiat žaidimą, spauskit pavadinimas, šiandien jūsų žaidimas, spaudžiat čia, tada bus. Ir va čia uždėkit Windows 10 ar Windows 11. Čia galit pelei iš kursoro, kad nerodytų. Jeigu paleidžiat per Windows modą ir kad nebūtų viršų juosta balta, palikit va šitą, tada jos čia nebus. O čia va šitas paspauskit. Čia virtualus audio klaidas bus. Tada spaudžiat antrą pelės mygtuką. Audio limiterį pastatykit ant limiterį garso maždaug 30%, kad jūsų žaidimas tyliau būtų. Taip nedarykit, nes kartais būnat, pavyzdžiui, jeigu antram pasistatysit va šiandien šitoj vietoj, va šitos garsus tiesiog, va taip, kaip pasistatęs. Ir jeigu persijunginėjat per monitorius du, tai galit netyčia paimti va taip, nustatyt atgal, karočiui, ir minus ausis bus žiūrėjams. Geriau ant filtro darykit garsą. Ir viskas. Dabar čia žaidimams skirtas va šitas. Jeigu norit patį ekraną, spaudžiat šitą. Šitas rodo viską. Čia foto, jis daugiau sakyta. Taip, per žaidimams skirtas šitas. Tada mikrofono nustatymai. Spaudžiam antrą. Filtrai. To aš pažiūrėsiu filtrus, kokius reikia dėti pagal savo statymus. Taip, pirmas. Opreisenas eina. Antras. Non-gate'as. Trečias. O šitas. Ir limiteris. Šitą gali taip palikti, o šitos pagal savo mikrofoną turėsi daryti pagal idėją. Nes kiekvienam mikrofonų skirtingai nustatymai. Aš iš vis ant savo mikrofono galiu šitų filtrų naudotis, pas mane profesionalus mikrofonas. Ir man šitie filtrai nelabai reikalingi, nes aš naudoju va šitą programą. Pas mane visi va šitie nustatymai veikia pačiam OBS. Man filtrų nereikia naudoti. Pas mane visi filtrai mikrofoną veikia visuose programuose. Discord'e, OBS ir visur kitur vienodai. Tai vat. Ir jeigu norit, kad va taip nebūtų, kaip va taip pas jūs, negalėtumėt, tai paspauskit čia ir va šit. Ir kad jeigu norit čia pastatyti, tai būtinas va šitas įjungtas. Nes jeigu aš dabar išjungsiu, norėsiu čia, va taip bus. Neleidžia. Daro taip, tada leidžia va taip daryti. Jūs kaip norit, taip pasistatysit patys. Aš šitą dalyką ne taip senai pasiradau. Ir uždėkit šitą, nes kad negalėtume, va dabar negaliu permesti. Jeigu vėl išjungs, tada galiu permetinėti. Taip, ir būtinai naudokit šitą spiną. Nes jeigu spinos nebus, jūsų žaidimas bus nustatyta ir jūs galite sumažinti nustatymus. Kad žaidimas, jeigu jūs raudonas, ne per visą ekraną. Per visą ekraną spaudžiat šitą, pasidarė per visą ekraną. Ir kad nebūtų va tokio dalyko, toj parodysiu. Va tokio dalyko.
Ai, man dabar man ai, dabar nerodo. Būtų paleistas žaidimas, vat maždaug va taip, kad nebūtų. Spyną uždedat, jį užsirakina. Kad nejudėtum nejudintumėt pačios ir viskas.